Tai labas, šiandieną susitinkam tokiam šiek tiek trumpesniam video, bet mano TBR buvo vienas labiausiai pasikartojančių klausimų su idėjom, ką norėtumėt, kad nufilmuočiau, tai nusprendžiau tą šiandieną ir padaryti. Kadangi sekmadienio vakaras, tai šiandieną vietoj arbatos raudono vyno taurė ir pakalbam apie knygas. Galiu lažintis, kad ir tavo, ir mano TBR sąrašas yra tiesiog be pabaigos ir be pradžios ir tai yra visiškai normalu. Tai dėl to nusprendžiau šiek tiek sumažinti ir išsirinkau knygas, kurias dabar jaučiu, kad norėčiau skaityti ateinantį mėnesį galbūt, kažkaip taip. Nors dažnai pabaigus kažkokią knygų seriją, ypač ilgesnę, aš tik tada nueinu prie knygų lentynos, atstoju, manifestuoju, ieškau, ką skaitysiu toliau, kažkaip man taip lengviausia būna išsirinkti knygas, arba tiesiog kažką nusiperku būtent labai ekspromtu ir būtent tą skaitau. Bet šitos knygos labai jau mane traukia, labai aš jas noriu skaityti, tai manau, kad jos ir bus vienos iš tų. Tikrai sekanti knyga po tą, kurią skaitau dabar, bus trečia knyga iš The Legacy Series, kadangi tai yra tiesiog tęsinys ir tikrai skaitysiu būtent ją, labai nekantrauju dėl jos, nes žinau, kad šitoj knygoje bus dar daugiau veiksmo, dar daugiau tų veikėjų side, kurių labai noriu ir tiesiog labai nekantrauju sužinoti, kas nutiks šitoj istorijai, nes dar šiais metais laukia ir ketvirta jau paskutinė šitos serijos dalis, tai labai man patinka šita serija. Visuomet, kai pabaigiu ilgesnės serijas, norisi kažko labai lengvo arba plono, neįpareigojančio ir tiesiog, kad būtų stand-alone knyga. Tai esu pasižymėjus tokį Dark Romance, nežinau ar Dark Romance, bet pasižymėjus, man atrodo, anais metais, gal irgi pavasarį, ir tai yra Wild Boys. Dėl šitos knygos siužeto per daug nesigilinkiam, nes tai turėtų būti tokia labiau The Vibes knyga. Jeigu kas nors skaitėt, pakomentuokit, ar verta ją pradėti ar ne, nes nusipirkau čianais, man atrodo, sausį ir laukia tiesiog mano eilės, tai dėl to galvoju, kad po tos serijos visai norėčiau apie ją skaityti, nes čia ir Bullies, jeigu neklystu. Tai bus, man atrodo, šita sekanti po Legacy Series. Gerai, tuomet iš tikrųjų labai daug jausmų, nes nežinosiu, į kurią pusę pasiduoti, kadangi turiu net kelias knygas, bet manau, kad atėjo laikas nebesaugot ir užbaigt, nors labai nenoriu. Kai jūs pamatysit, suprasit, kodėl aš taip ilgai laužausi, nes tiesiog nenoriu, kad šita istorija baigtųsi, dar noriu nežinotų dalykų ir tai yra žinoma, kad Kingdom of Ash. Be proto pasiilgau aš šitų veikėjų, baigiau, man atrodo, skaityti tas 2 knygas tandemų gruodžio pradžioje. Buvau tikrai šiek tiek pavargus, tai džiaugiausi, kad ėmiau šiek tiek lengvesnės knygas kažkokias, bet labai be proto pasiilgau ir šita knyga yra viskas, dėl ko pradėjau Throne of Glass paskutinioji. Tai labai nekantrauju sužinoti, kas šiandien nutiks ir nežinau, tikriausiai kaip ir Akotar, šita serija irgi užims tam tikrą vietą mano širdyje. Negaliu pasakyti, kad įtraukčiau jau į top, bet dar neskaičiau paskutinės knygos, bet Eileen yra visų laikų tikrai mylimiausia mano FMC. Aš ją esu įsimylėjus tiesiog, aš įsimylėjau ją nuo pat pirmos dalies, jos veikėjos developmentas per visą seriją yra tiesiog nuostabus ir čia yra tikrai masterpiece ir ilgai taupius, manau, kad tiesiog čiupsiu ir imsiu ir perskaitysiu pagaliau tą knygą, tai sakau, bus gaila tiesiog užversti tą paskutinį puslapį ir jo, tai manau, teks tikrai ne vieną ašarėlę nubraukti, bet iš tikrųjų Throne of Glass aš tikrai po keletos metų, jau vėliausiai, galbūt anksčiau, norėsiu daryti reread, nes manau, kad šita serija yra vienintelė iš tų, kurią galbūt net labiau mėgaučiausi, perskaitydama ją iš naujo, nes galbūt pradėdama šitą seriją turėjau vėlgi kitokius lūkesčius
ir dalį galbūt man maišė įsijausti taip, kaip turėčiau įsijausti būtent į šitą seriją. Gerai, viskas, užtenka. Jeigu viskas pagal planą ir pabaigu šitą knygą, aš nežinau, ką aš darysiu. Kokią knygą imsiu, tai vis dar, nežinau, galbūt kažką iš Kindle lengvo, nes turiu tikrai nemažai knygų, kurias galėčiau tokio lengvo kažką skaityti, nes po tokios knygos, manau, reikės atsigauti kurį laiką, tai tikrai. Bet permetant jau dar vieną knygą į priekį, turiu kelis variantus. Viena iš jų yra irgi kaip ir standalone, kadangi šiaip yra antra jau dalis išėjus šitos knygos, bet ji yra nesusijusi, kaip nesusijus, ten yra kiti veikėjai, jeigu aš neklystu, nes irgi beveik nieko nežinau apie šitą knygą Throne of the Fallen. Labai senai aš ją turiu nusipirkus, galbūt nuo vasaros, neplona knygutė, ir žinau, kad čia irgi turėtų viskas būti tas, kas man patinka, greito tempo romantasy ir tiesiog labai fainai, kad tai yra viena knyga. Kai norisi tiesiog atitrūkti be jokio įsipareigojimo, tai tiesiog džiaugiuosi, kad turiu tokių knygų, reikėtų tokių knygų savo TBR turėti daugiau, nes kai būna pradedi kažkokią ilgą seriją, kad ir 3 knygas, paskui vėl prie kitos serijos prisirišti yra pakankamai sunku, tai va tokios knygos yra tiesiog labai geras dalykas. Na, o tada, kadangi mano užmojai yra dideli ir nežinau, ar tikrai čia man į pavasarį viską reikėtų sukišti, bet turiu nusipirkus visą Zodiac Academy pagrindinę seriją. Ji yra va čia kaip tik, nesimato, aukščiau, jinai yra aukščiau. Ir galvoju, kad pats metas būtų įsivažiuoti su ją, kadangi dabar jaučiu, kad man yra toksai Dark Academia etapas, kada man labai patinka skaityti tokias knygas, tai manau, kad nebus geresnio laiko negu pradėti dabar. Tai iš tikrųjų dar atsivertus esu pirmą knygą, tai ir čia raidės atrodo pakankamai didelės ir tarpai tarp eilučių ir netgi paraštės normales turi šitą knygą, bet palaukit, paimsiu aš tuoj tiesiog vėlesnę kažkokią knygą. Tai va, palyginimui, pirma knyga ir čia yra 8 knyga, nes visos knygos šiaip yra žiauriai storos. Ir turiu 9 knygas, neskaitant novelių, tai kai jau įvažiuosiu į šitą seriją, labai bus įdomu, ar norėsiu pertrauką padaryti ir kažkokių kitokių knygų paskaityti, ar visgi ne, bet kaip palyginus anoj knygai buvo tokios didelės raidės, šiandien yra jau žiauriai mažos raidės, maži tarpai tarp eilučių ir netgi, nors ne, šita knyga dar paraštės turi, bet paskutinė, kurią turiu, beveik visiškai net nėra paraščių, tai labai daug teksto, didžiulės knygos ir tikrai jų yra labai daug, tai toks tikrai didžiulis bus pasiryžimas pradėti Zodiac Academy, bet manau, kad bus tikrai mano pavasario highlightas būtent šitą seriją. Na ir paskutinė knyga, kurią tikrai norėjau ir planavau skaityti kovo pradžioj, bet dabar nežinau, kaip čia gausis, kaip čia man gyvenimas susiklostys, toj pabandysiu aš ją surasti. Šitos knygos, jeigu dar neparsisiuntėt, negaliu sakyti net knygos, nes tai yra fanfictionas. Jeigu jo dar neparsisiuntėt, tai jau internete jo nerasit, nes rugsėjo berods 30 dieną išeina Alchemist, tai yra jau oficiali versija būtent šito fanfiction ir manau, kad jau numanot, apie ką aš kalbu. Ir tai yra Manacle, taip, vienas žymiausių ir tikriausiai populiariausių fanfictionų, kokį aš iš viso žinau egzistuojant. Goodreads'e jo įvertinimas ir perskaičiusių žmonių yra kosminis. Ir aš pamenu pirmą kartą, kai išgirdau apie Manacle, buvau paspaudus, man atrodo, skaityti ir paskui žiūriu, kad čia fanfiction. Ne, kažkaip galvoju, jau iš to etapo išėjau, nebenoriu skaityti fanfictionų ir po kažkurio laiko vėl daugiau pradėjau aš apie jį matyti, pasigilinau ir supratau, kad šitą istoriją tikrai reikia perskaityti ir labai, dėl to ir nekantrauju, kad į naujus metus esu nukėlus šitą knygą ir tikrai skaitysiu, manau, Alchemist, bus įdomu ir palyginti, kaip viską susuks būtent rašytoja to istorijoje. Tai va, daug užmojų, daug didelių knygų, daug įdomių knygų, tai man atrodo, kad pavasaris bus tikrai labai įdomus, bet sakau, pasižiūrėsim, ar tikrai pavyks tą įgyvendinti, gal tiesiog man kažkas vėl ekspromptu susišoks, nes nueini būna į humanitą, kažkas kažką išleidžia, dar tarp kitko viena bus staigmena, kurią esu paruošęs ir klubui su subscription boxais, tai tikrai skaityti norėsiu ir ją, tai jo.
Ir kaip visada noriu paprašyti pasidalinti, ką dabar skaitot jūs, arba ką skaitysit ateinančias kelias knygas į priekį. Būtinai parašykit komentaruose, man visada labai įdomu sužinoti. Na ką, bendruomenė, šiandieną būtų tiek, iki kitos savaitės.